Kuršėniškiai savaitgalį rinkosi stebėti Šiaulių rajono savaitgalio futbolo lygos finalų rungtynių. Jau antrus metus Daugėlių stadione vykstantis renginys pritraukė daugybę šio sporto entuziastų. Sekmadienį vykusiose mažosios lygos rungtynėse nugalėtojais tapo Daugėlių sporto klubą atstovaujantis FK Flamings. Įveikė Ventos futbolo fanų klubas Streetball rezultatu 5-4. Trečiąją vietą džiaugiasi FK Pelenai, nugalėję FK Grifas rezultatu 6-2. Pernai dalyvavo tik 8 komandos, šiais metais jau 112 komandų, tai gal kitais metais gal dar daugiau kitokių idėjų turim, kaip populiarinti, pirinksim ir kitus metus, kad būtų įdomiau visiems, kad kuo daugiau pritraukti žaidėjų. Mėgėjų futbolo rungtynės Kuršėnuose vyksta jau antrus metus. Šiemet jas rengti ėmėsi miesto sporto klubas Dvikova. Organizatorių teigimu, mėgėjų futbolo lyga kasmet sulaukia vis didesnio futbolo aistruolių susidomėjimo. Džiugu, kad yra rengiami tokie turnyrai, kad sporto klubas Dvikova stengiasi ir organizuoja. Ir aš manau, kol tiek daug aktyvių žmonių yra ir kurie nori užsirašyti ir žaisti, ir kurie organizuoja tokius renginius, manau, kad ir rajone, ir visoje Lietuvoje bus galima sėkmingai gyventi ir džiaugtis gyvenimu, ir rasti veiklos, ir užsiimti ją, ir nenuklysti klystkeliais, kurie galbūt ir nelabai turėtų būti tinkami, bet va šitą visas užsiėmimą žmonėms jisai tikrai turi suteikti ir džiaugsmo ir vis geriau pasilakstyti gamtoj, negu būti užsidarius kambarį. Varžybų globėjas ir iniciatorius Linas Andrulis teigia, kad tokie renginiai skatina visuomenės užimtumą ir sporto populiarinimą, o jaunimui aktyvi veikla padeda nenueiti klystkeliais. Pasak Lino Andrulio, visuomenės užimtumui skatinti organizuota ir daugiau renginių, tarp jų dažasvydžio ir beisbolo rungtynės. Renginiams sulaukus didelio žmonių susidomėjimo, ateityje organizatoriai žada jų ir daugiau. Justina Markutskytė, Vytenis Mironas, Šiaulių televizijos žinios. Nekilnojamojo turto agentūra Landsale superka įvairios paskirties žemės sklypus, butus, namus ir kitą nekilnojamąjį turtą bei tarpininkauja parduodant. Ateinančią naktį Šiauliuose numatomas nedidelis lietus. Oro temperatūra sieks 11–13 laipsnių šilumos. Vėjas nepastovios krypties šiaurės rytų. Rytoj dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Protarpiais gali palyti. Termometro stulpelis pakils iki 19 laipsnių šilumos.